matote, ką aš matau? Pasižiūrėkite. Kažkas apvalaus ir kažkas labai seno. Romos imperijos moneta. Na taip va. Labas rytas visiems. Kas su tokiuose laukuose. Vėjas, lietus ir Romos imperijos monetos. Kiek žinau, čia jų bus daug. Tikrai daug. Tai, o taip va. Kasinėjau, nežinau, gal iki 10-15 minučių. Antra jau išlindo. Pirma buvo netoli vartų, tai kaip neėmiau kameros, galvoju, nueisiu toliau nuo visų. Taip va. Matosi sveika moneta. Tikrai matysis ir žmogeliukai čionais. Žodžiu, va taip va. Nuplausiu, įdėsiu foto. Ką, einu toliau ieškoti. Čia tikrai turi būti. Bėgu. Panašu, kad dar vienas romeniokas išlindo, labai mažiukas. Bet manau, kad jo romėnas. Jo, mažiukas romėnas. Taip neblogai kasu. Vienas signalas šiukšlė, kitas moneta romėnų. Tai labai čia įdomu. Kas antras signalas po monetą romėnų. Man patinka. Einu toliau ieškoti. Dar vienas signalas ir matau kažkas apvalaus. Ir čia būtų vėl romėnas. Numeris 5 šiandieną. Žmogeliukas matosi viskas. Geras. O taip va. Jo, romėnas. Dedė kažkokias džetkas galva. Blemba, viskas limpa. Žodžiu, visas foto padarysiu video galiai mesiu, nes čia toks vėla žmogeliokas. Žiauriai čia šiandien dar pinpointerį pamiršau savo, pasiėmiau savo atsarginį, niekad nenaudotą. O šitą daiktą man labo nepatinka, jis man iš tikrųjų, nežinau, geriausias garetas juodas man. Žodžiu, bet kad turiu, tą turiu. Teks naudotis jo. Tai va. Gerai, eisim toliau. Ieškosim romėnų toliau. Čia šiandien prisirinksiu, aš jaučiu. Gerai, bėgu. Kai tik signalas pasirodo kažkoks tai toksai patvaresnis, iš karto suprantu, kad moneta eilinė romėnų. Nieko čia daugiau nėra šitam lauke. Tik romėnai. Šitą monetą jau biškį, aišku, palūžusi tokia. Bet kažkas dar ten matosi. Kažkoks tai ar žmogeliukas, ar kažkas tai ten. Taip va, dar vienas. Nežinau, gal jau 10 pririnkęs aš jų. Nei galo, nei krašto nesimato. Geras. Lemba, man patinka. Jo, romėnai labai gerai, taip kas signalą rinkti. O mano draugas Igoris nesenai keltų lobį rado. 22 auksinės monetos. Ir ką man leido padaryti, leido man jums parodyti iš tikrųjų ekskliuzyvinius kadrus. Dar nieko jie nepostėte, nieko. Tai prašom, pasižiūrėkit. Ką čia daugiau ir besakysi. Nu nežinau, kas per dieną šiandien. Nepatikėsit. O čia va, tiesiai šitoje vietoje antrą keltą radau, ką aš paėjau 5 metrus. Trečias išlindo, va, 2 yra. 2 jau yra ir trečias. O eina šikt. Tai nei vieno gyvenime, tai per vieną dieną cieli 3. Eina šikt. Ir dar kitoks. O čia tai užbridau šiandien. Eina šikt. Klemba man toks vaizdas, kad jie auksiniai. Jeigu jie auksiniai, tai aš tada nežinau. Klemba oro trūksta net. Va, takelis žmonės vaikšto šalia. Grinai palei taką.
Ir nieks net neįtarė, kad šone čia valiojasi tokie grožybės. Tokie manitosai. Jo. Vaikštau valandą. Visio, einu raus toliau. Nežinau, kuom čia užsibaigs tas kasimas, bet jau super duper. Tūksta žodžių net. Gerai, lėkiu toliau. Kažkokia stebuklų ferma. Atėjau į kitą lauką, visą laiką tenai sukiausi, čia atėjau. Pirmas signalas. Beveik ant išorės. Aš nežinau, ką čia darė su tais pinigais Romos laikais, bet faktas tas, kad čia romėnų, nežinau, daugiau negu šiukšlių. Kiekvienas signalas romėnus. Kažkas neįtikėtina. Jo. Ir va, pamiršau paminėti, kad Igorio kanalas, mano draugelio, kuris rado keltų lobį, bus aprašyme po video. Todėl būkit geri, pasirašykite jo video. Jeigu dar tenais nėra to video su lobiu, palaukit, pakentėkit, tikrai tai bus. Tai va, aš lėkiu toliau. Vat buvo toksai signalas. Kaip matot, 16 rodo. Ir matau labai gerai. Vienas. Šį kartą didesnis. Eina savo. Niekad tiek nemačiau romėnų vienoje vietoje, kad išlystų. Jo, romėnas neblogai bus atsilaikęs. Šlapia, visas peršlapęs kiaurai. Jo, čia kažkokie žukai du matosi. Ir kažkoks dėtka. Taip va. Dar vienas romėnas. Romėnus per vieną dieną. Super, einu toliau. Pagavau neįprastai aukštą signalą. Šitas bent jau laukuose. Čia yra moneta. Bet ne romėnų šį kartą. Nustebino. Šitie laukai jaučiu mušti 100 kartų. Bet va vis tiek va, išlenda ir net tokie pinigai. Ankstyvas jurgis. Pirmas arba antras. Nelabai čia ką ir žiūrėsi. Bet va, tokia moneta. Gerai. Einu toliau. Nežinau, kažkas tai stebuklingo, sakau. O dar vienas romėnas mažiukas. Kaip jie čia vadina, minimus kažkaip tai. Tokie mažytė monetėlė. Jie, aišku, visą laiką jau būna užmušti. Kaip ir šitas tikriausiai bus jau amžinatilsė. Tai dar matas kažkas tai iš tikrųjų, bet šakės. Nežinau, kaip jie sugraibydavo tokius pinigus, kas turėjo didesnius pirštus. Neįsivaizduoju. Bet va, faktas tas, kad vis tiek romėnai lemda. Paruošim dėžutę, nes greičiausiai vėl bus. Romėnas bus. Nifiga. Nifiga papuolė. O toksai ablomas. Atidariau savo dėžutę, viską. A čionais saga. Va. Tokia vat. Gerai, einam viską toliau. 7 rodė. Ir taip netikėtai išlindo mažas, labai mažiukas hamerdulis. Toksai vat, nežinau, matysis kas ar ne. Fardingiukas. Bet jau toks mažas. Eina savo.
Va dėl to reikia mažus signalus mušti visą laiką, ieškoti. Nepraeikit mažų signalų, nes va, 7 rodė ir prašau jums. Mažas Hamerdas, sidabrinė viduramžių moneta. O, čia labai nudžiugina, pagaliau Hamerdas išlindo, nes jau tiek laiko aš ir neturėjau jokio Hamerdo. Galvoju, jau visai nebesiseka, bet va, prašau. Liuks, šiandien gerą dieną ir romėnai, ir Hamerdas pagaliau išlindo, nežinau, po kiek savaitgalių, jau po 3-4. Tokie va laukai. Gražu ten kalnai, kalniukai. Pasaka. Gerai, reikia dėti savo Hamerdulę į saugią vietą, nes vėjas, jeigu papūs ir visai gera bus. Galvoju, blemba, o koks apleistas laukas, pasižiūriu. Blemba, gi čia kapinės. Apleistos kapinės senos. Matosi antkapiai. Ten. Jo, vat. Tokie reikalai. Kito gatvės pusėje tenais yra bažnyčia kažkur. Jo. Liūna čia arčiau neprieisiu, nes dilgėlės va visur. Nu, taip, senos apleistos kapinės. Galima sakyti fermai. Jo, aš einu toliau. Grįžau persidės pirštinės, nes peršlapo ir pirmyn. Mane seka toksai va žvėris. Nori romėnus atimti, ne? Aha. Štai matau. Jau vakarėja, nors nelyja, bet tai lietus nustoja lyt. Beveik niekas man nepelenda. O radau dar vieną dabar va. Tai jau kiek laiko neradau. Tik nustoja lyti patakis ir baigėsi mano romėnai. Gal romėnai iš tikrųjų lenda tik kada lyja. Nu taip va. Tam pačiam lauke dar vaikštau, bandau dar užkabinti. Gal dar ir užkabinsiu prieš važiuodamas namo, pasižiūrėsiu kokį vieną kitą. Ant išorės va gulėjo dar vienas romėnas. Suvalgytas toksai, bet vis dėlto romėnas. Gal kažkas net ir pametė, arba net išmetė. Kaip be būtų dar vienas. Gerai, einam toliau. Ar tik tai neatėjo laikas atsisveikinti? Jo, reikia atsisveikinti.